Sveiki. Sveiki, klubiečiai. Šiandien pirmadienis, 9 val. Reiškia, mes kalbam su jumis apie kompaniją Herbalife, kompanijos Herbalife produktus, programas ir šiaip apie tai, kaip šitie dalykai mums gali padėti mūsų gyvenime jaustis gerai, geriau, sveikiau, energingiau, jo atrodyti geriau, galbūt kažkam svorį numesti ir panašiai ir taip toliau. Ir šiandien aš vėlgi šiek tiek atsakinėsiu jūsų klausimus, ne šiek tiek, bet turiu 2 klausimus. Tai būtinai aptarsim, vieną produktą aptarsim ir vieną konceptualų klausimą, tokį išvildensim. Taip kaip aš mėgstu ir patį klausimą, ir aplinkui viskas, ir pabandysim atsakymą, išsiaiškinti taip, kad žinai, taip neatsakau ir paskui susigaudykit. Bet, aš nesu dirbtinis intelektas, tai, žinot, bet tenka taip daryti. Analizuoti, aiškintis, ieškoti kartu su jumis. Jūsų reakcijos yra labai labai svarbios. Širdutės visokiausi laikai ir nelaikai labai svarbus. Tie, kurie žiūrite mane pirmą kartą, klube Euforijoje, čia galim pakviesti visus draugus pažįstamus ir jeigu jūs išgirstat, jums įdomią, svarbią informaciją, kažką tokio įdomaus, be abejo dalinkite šito video, šitą nuorodą su visais bičiuliais. Jeigu žiūrite YouTube kanale šitą video, tai irgi komentaruose rašykit savo pageidavimus, klausimus, ginčius, argumentus, o prenumeruokit, aišku, ir paspauskit varpelį, kad gautumėte pranešimą ir apie kitus įrašus. O šitas susitikimas vyksta kiekvieną savaitę, pirmadienį, ir mes diskutuojam ir jau kokie 5 metai gal. Ir vis nepabaigiam, vis neišsiaiškinam. Ok? Tai va, pirmiausiai, ką reikia padaryti? Pirmiausiai, prišnekėjau čia visai nemažai, bet garsas yra ar nėra? Ar vaizdas yra? Vaizdas tai yra. O garsas? Yra ir vaizdas. Ir garsas. Labai gerai. Tai mes galim darbuotis. Atsiprašau už tokį techninius. Čia su savim pašnekėjau. Gerai. Tai labas Aurelija, labas Virga, Ingrida, Jūratė, Aldona, Jurgita. Kas dabar darosi? Kol čia man? Loreta matau prisijungus, Romualda prisijungus, Janina prisijungus. O, fain, labai nemažai žmonių yra. Tai va, tai viskas galioja, ką aš sakiau. Jo, plus dar viena taisyklė, tokia įdomi taisyklė, galbūt jums irgi naudinga ir man tai tikrai. Būčiau dėkingas, jeigu išgirstat kažką savo įdomaus, šokiruojančio, naudingo, tai būtinai rašykit žodelį bingo. Arba šiaip kažkokį tai žodelį, bet bingo labai gerai, nes aš tada orientuojuosi ir man padeda, aišku, susiorientuoti, susigaudyti, kad jums įdomu, patinka, kad aš teisinga kryptim keliauju ir jūs dar esat su manim. Tai labai svarbu. Taigi, pasitelkime technologijas ir perskaitykime pirmą klausimą. Okay? O pirmas klausimas skamba taip. Į sveikatą, aš geriu Herbalife alijošių, su mango, man labai patinka. Kalbėdamas su, ką reiškia bingo, Loreta, aš dar nieko nepasakiau. Kalbėdamas su jumis kiekvieną pirmadienį, ne tik, aš darau webinarų labai įvairių, visokių. Ir čia tai mes susitarėm nedaktarauti, nekalbėti mediciną, lygų klausimais jo, bet yra projektų, kur aš vis dėlto tai darau. Tai jeigu norite ten prisijungti, ir sužinoti daugiau apie anatomiją, fiziologiją, pat anatomiją, ligas, jų atsiradimą, gydymą ir taip toliau, jungitės prie projekto Sveikatos pokalbių klubas. Aprašyme prie video šitą rasit. Kaip tai padaryti? Ten yra mokamas 4 € per mėnesį arba 29 per metus. Kaina kol kas dar nesikeitė, bet jeigu kažkam per daug, rašykite asmeniškai, susitarsim. Nes tikrai yra žmonių, kurie, per daug, 4 €, bet norisi, tai darom tokią nuolaidą, reiškia 100% kartais. Ką padarysi? Tada tie žmonės iš vis nepalaiko net komentaro. Matau, ką žiūri, bet jau ir komentarą taupo. Tai aišku, kam rašyti, jeigu tu nesusimokėjai. Gerai, Loreta, jokių čia viskas tvarkoja, ačiū už reakciją. Klausimas Aurelijos, aš čia pasirašiau ant ekrano. Ar galite pakalbėti, galiu padiskutuoti, mielai, jeigu jūs diskutuosit. O jeigu rimtai, kas ta subalansuota mityba?
ir kokią vertę organizmui duoda Herbalife kompanijos produktai įtraukti į mitybą. Čia labai geras patikslinimas, kad įtraukti į mitybą, nes labai yra nemažai žmonių, kurie nusipirka Herbalife produktą, vieną ar kitą, bet taip ir žinot, taip, aš nežinau, ką jie ten daro. Pasidal lentynos, va taip žinot, kažkur ir viskas. Ir sako, kodėl nepadeda. Va, toliau, nes daugelis sako, galim ir taip sulieknėti, ar jaustis gerai, vien tik prisižiūrint mitybą. Žinoma, ir aš jau šitą klausimą jau repliką parašiau, mūsų dar vienas klausimas atsirado puiku, mūsų čiate, į kurį irgi galite prisijungti, ten yra Telegram platformoje, mūsų šito klubo čiatas, ten yra informacijos įvairios, ten beje rasite šito kasnio įrašus visus, jo ir panašiai. Tai jo, vien tik jaustis sulieknėti, jaustis gerai, vien tik tai prižiūrint mitybą, labai gerai, toks parašymas ir aš pritariu. Aš parašiau ten jau į tą savo tokį replikavau, kad žinoma, kad būtinai tai yra tiesa, jokių ginčių negali būti. Prižiūrint mitybą, arba kitaip tariant, ją subalansavus, nes o ką kitaip prižiūrėti jo. Jeigu žmogus valgo vien tik tai greitą maistą arba ten kokius ceperinus kiekvieną dieną 3 kartus, ką ten prižiūrėsi. Bet jeigu jau žmogus linkęs kažką prižiūrėti, reiškia, jisai susibalansavo prieš tai, padarė, kad būtų ką prižiūrėti ir be jokios abejonės jis gali ir sulieknėti, ir priaugti raumeninės masės, ir gali atjaunėti, ir gali viską išsispręsti. Absoliučiai. Jis gali būti apskritai sveikas. Jau žiūrint iš vakarų medicinos pusės, jis gali būti sveikas. Ta prasme, kad neina nieko jam pripiešti ir vaistų nevartoja. Koks jisai? Jis blogas klientas. Blogas visuomenės narys, nes nevaisnė. Toks kaip aš. Jo, tai man patinka formuluoti. Daugelis sako, ir čia gali būti prisikabinti. Žinot, daug, mažai, visada niekada tų žodelių reiktų vengti. Ypatingai, jeigu jūs tai darote, dažnai naudojat namuose, bendraudami su savo artimu žmogum, su vaikais, tėvais, tai mano tokia psichologinė rekomendacija, stenkitės nenaudoti tokius absolutizuojantis žodžius. Jo, tu niekada neišneši šiukšlių, tu niekada manęs nemylėjai, tu visada ten prisigeri, žinai, arba jūs čia visada apsivertę savo kambarį. Ne, jeigu vieną kartą gyvenime buvo kambarį susitvarkę, tai jau ne visada. Jeigu nors vieną savaitgalį parėjo blaivas, tai jau ne visada girtas. Jeigu kažkada jaunystėje ten, kai susipažinot, pasakė, kad myli, tai nėra, kad niekada nemylėjo. Bent jau pasakė. Arba tu niekada nedovanoji man gėlių, bet vieną kartą, jeigu padovanoja nurovės kokią ramunę, žinai, iš klombos, tai vienas jį padovanoja, tai nėra niekada. Dėl to tuos žodelius reikėtų vengti, naudoti ir čia taip pat daugelis. Bet žinot, aš jums pasakysiu, taip, čia sutinku, šitam sakinį žodis daugelis taip sako, tinka, nes su sutiktų žmonių, iš tiesų dauguma, bent jau, didžioji dalis, taip sako. Mes galim ir be Herbalife. Žinoma, nes Herbalife Lietuvoj produktų naudoja ne tiek daug žmonių. Kelios dešimtis tūkstančių. Bet tai, palyginus su skaičiumi, pasaulyje, kiek ten tų milijonų, reiškiasi, irgi ne milijardaigi, bet yra. Kažkas esu matęs labai drąsiai pareiškimas, kas 8 pasaulio žmogus Herbalife vartoja. Aš pagalvojau, labai drąsus pareiškimas, nežinau, iš kur ten tas žmogus, mergina tokia, iš kur ten ištraukė. Bet tai yra įvairių žmonių, kurie sapnuoja sapnus spalvotus ir paskui juos pasakoja. Viskas čia gerai. Čia GPT ir dirbtinis intelektas ne tokių dalykų prikliedė. Jo dabar toks žaidimas populiarus. Turbūt žiūrėjot. Dabar 26 metų pradžia, vasario 9 diena. Tai į čia GPT įmetė, kad padaryk mano karikatūrą, atsižvelgdamas į ką tu apie mane žinai, mano profesiją, ble, ir ten padaro. Ir aš galvoju, ir aš padarysiu, taigi čia. Vis tiek įdomu, žinai, ką ten. Padarė tokią visokių nesąmonių, pridėjo, pavyzdžiui, 4 pirštai. Šito nebuvo, 4 pirštai. O šitais pirštais aš kokiu tai būdu laikau akupunktūros saltą, kur yra maždaug rašiklio dydžio. Jo čia kažkur prie galvos
reiškia, tie simboliai tokie, velniški simboliai medicinos, nu, ten sektantų, ten kažkokių tamsių jėgų simboliai, dar ten kažkokių valiutų, ten, žodžiu, aš net dėmesio, bet tai paprašiau, kad nuimtų ir pirštus grąžintų, tai grąžino. O visai nieko, toks piešinukas gavosi, galva didelė, paprašiau, kad galvą sumažintų, tai sumažino galvą, bet viena ranka iš subinės pasirodo auga, paskui paprašiau, kad ir tą pataisyti, žodžiu, galų gale gavosi neblogas piešinėlis. Tai noriu pasakyti, kad dirbtinis intelektas irgi ne visagalis, jo ir žmonės visko prisigalvoja, tai galima ir atsižvelgiant į tai, kad dirbtinis intelektas gali ir mes galime. Bet sutinku, kad sutiktų labai daug žmonių sako, mes be Herbalife galim ir lieknėti, ir jaustis gerai, ir tada aš sutinku absoliučiai, nes aš pažįstu žmonių, kurie tai ir padarė, bet jų labai mažai. Ir tada man kyla tik tai vienas klausimas. Tai jeigu jūs galit, ir sakot, kad galit, tai kodėl jums taip nesiseka? Ir paskui sutinkitų žmonių daugybę su cukriniu diabetu, su metaboliniu sindromu, nutukusių, nelaimingų, be energijos, nepatenkintų savo odą, nepatenkintų savo plaukais, nepatenkintų savo kažkokią tai energiją, užkietėję viduriai pastoviai, vaistų krūvas, kraujo spaudimas. Aš vardint galiu daug ligų, aš susitariu, kad čia nevardinsiu ir aš nedemonstruosiu, kiek aš jų žinau, dar žinau kelias. Bet jeigu jūs sakot galit, kodėl jūs taip nepadarot, kreipėsi žmogus konsultacijos. Aš įsivaizduoju, čia tas, kas klausė žmogus, tai jisai jau konsultuoja žmonės, padeda, kviečia prisijungti ir viskas čia tvarkoj. Ir tas žmogus dirba, dirba, rodo save socialinius tinkluose. Žinot, kaip socialiniai tinklai veikia. Žmogus kažką papasakoja. Pavyzdžiui, aš kažką papasakoju, ir sakau, jeigu įdomu, kreipkitės. Dėl mitybos, dėl savijautos, dėl energijos, kreipkitės. Ten parašykit komentarę, ką nors, ar paspauskit nuorodą registracijai, ar ten, žinot, yra tų daugybė, ar ten pažymėk kažką, žodžiu. Ir akivaizdu, kad tie žmonės, kuriuos dabar mini šitą Aureliją, jie be jokios abejonės patys ir inicijavo tą diskusiją apie sveikatą ir apie lieknėjimą. Patys ir inicijavo, garantuoju, nes tikrai ne aš pats, aš žinau, kad ir mūsų komandos konsultantai nevaikšto gatvėje, nesikabinėja prie žmonių ir nesiūlo. Čia tie gal laikai kažkada buvo praėjo, dėl to Herbalife irgi šešėlis krenta kaip ir visom tinklinio marketingo kompanijom. Jo žmonės jų šiek tiek baidosi, nes kažkada prieš 20-30 metų pirmieji elgėsi neetiškai, nekorektiškai, kvailai netgi. Ir tą laikas jau seniai pamiršti ir gydyti. Tai šitie žmonės, kurie sako, kad galim sulieknėti ir jausis gerai, aš taip galvoju, kad jie patys pradėjo diskusiją, reiškiasi dėl kažkokių priežasčių pradėjo. Nes žmonės, kurie liekni ir kurie gerai jaučiasi, jie tiesiog nereaguoja į tokius kvietimus konsultacijai arba kažką paspausti, jie tiesiog gerai jaučiasi, jie nežiūri tokių net video. Netikit, patikėkit. Tai reiškiasi, aš taip galvoju logiškai, čia mano logika dabar demonstruoju jums, kad tie žmonės, kurie kreipiasi pas Aureliją, pas Onutę, pas Janutę, pas Rūtą, pas Birutę, pas Loretą, pas mane, pas Juratę, bet ką, su šito klausimu, noriu informacijos, kaip man sulieknėti ir gerai jaustis, kai tik pradeda pasakot, kad tai tu gali prisijungti prie mūsų 14 dienų projekto, iššūkis toks yra jo programa, ten tu gausi patarimus, ten tu gausi, susidėliosi kažkokius tai bazinius savo tikslus, kurių tu galėsi siekti, žingsnelis po žingsnelio. Svarba sąlyga yra įsigyti Herbalife produktus, bent jau pusryčių programą, kad tu galėtum dieną pradėti nuo subalansuotų pusryčių. Nes klausimas yra apie subalansuotą mitybą, aš jau jie sakinėjau. Ir sako, ne, man Herbalife nereikia, aš ir taip galiu be Herbalife. Tai blemba kažko, aš nesuprantu. Tai jeigu tu ir taip gali sulieknėti ir jaustis gerai, tai kodėl tu ieškai tokios informacijos, kreipi dėmesį į kažkokius taip kalbančius Facebook'e ir Instagram'e, reaguoji į po jų postais ir įrašais į komentaruose, išsišauki tą konsultaciją ar diskusiją kažkokią, tai gaišini tų žmonių laiką, ir kai išgirsti, kad čia yra Herbalife, sakai, ne, aš ir taip galiu. Ne, negali, mielasis, tu negali, tu tik galvoji, kad tu gali, galim ir darom, yra du skirtingi dalykai. Ir ką daro Herbalife'as, aš labai paprastai pasakysiu, Herbalife kompanija ir Herbalife konsultantai, palaikymo sistema yra.
Herbalife produktas pats iš savęs irgi nieko nedaro. Jeigu jūs įsigysit, o aš turiu tokių žmonių ir pavyzdžių, užsimano, įsigyja, kitas iki ir 100 eurų išleidžia, ir 120 eurų išleidžia programai savo, ir paskui praeina mėnesis, 2, 3, ir tu vis klausi, kaip jiems sekasi, sako, man nesiseka, sakau, tai, o kokius produktus turi, kiek tu vartoji, tai aš dar nepabaigiau tų, ir suprantat, nusipirka dėžė kokteilių, čia ne kokteilis, dar aptarsim kas čia, va tokia, lygiai tokia pat dėžė, 21 porcija kokteilio, kurį reiktų išgerti, logiškais mąstant, per 21 dieną. Tu negali kas antrą dieną bandyti kažką daryti, žingsnis pirmin, žingsnis atgal. Jeigu tu nusipirkai alijošiaus, va kaip aš dabar geriu jo, ir tu geri bent vieną kartą per dieną, aš geriu daugiau kartų per dieną, nes aš puikiai žinau, kas tas yra, man skanu, man patinka, aš gerai jaučiuosi. Jau, kiek čia tų metų 14 jau tuoj bus, turbūt, jo, 14 bus, 15 prasidės. Nes aš kažkada svėriau 140 kg, biškai toks didesnis buvo čia ir čia taip jau būčiau nesėdėjęs, susirėmęs ramiai alkūnėm ant stalo, aš sėdėčiau, ir truputėlį taip būdavo kalbu ir taip, tada susimastau ir iš tikrųjų tai bandau atsikvėpuoti. Va taip. Dabar, kaip matot, viskas tvarkoj, svorio tikrai daug esu numetęs prieš 14 metų ir puikiai išlaikau. Tai jeigu žmogus nusipirka alijošiaus, kurio tenais yra irgi mėnesiui, jeigu tu nori, kad tau žarnynas veiktų, jeigu tu nori tą ir aną, ir 3, 4, mėnesiui, 30 dienų, kas nežinot, kiek yra mėnesis, plius minus ten. Tai jis po mėnesio turėtų baigtis. Kokteilis po 3 savaičių, alijošiaus po mėnesio, jeigu žmogus nusipirka skaidulų, kur yra 30 porcijų, turėtų baigtis po mėnesio, jeigu po 1 kartą per dieną vartoja ir nori efekto pajusti, ir pajunta kažkokį efektą po mėnesio, aišku, kad po mėnesio, po 2. Bet jeigu tik nusiperka, pasidai lentinėlę ir arba dar slepiasi nuo vyro arba žmonos, nes, gink dieve, nes 20 kartų laikiausi dietos, 20 kartų susimoviau, dabar dar vieną, nepakelsiu šito pasityčiojimo, žinai, iš kabutės artimo žmogaus, kurie va taip palaiko. O mus palaiko, ir gali dabar parašyti, pakomentuoti, kiek jūs buvo jūsų kolegos, sesės, broliai, tėvai, vaikai, giminės, pažįstami ir timiai, kaip jūs palaikė. Parašykit, kurie turite Herbalife jau stažą, metus, 2, 3 rezultatą ir prisiminkit, kiek kartų jūs palaikė, ar kiek kartų jūs gelbėjo nuo šitos kompanijos ir panašiai. Ir jeigu žmonės ateina kažką nori keisti, nesvarbu su kuria kompanija, su kokiais produktais, arba kaip čia rašo, galim sulieknėti ir be Herbalife ir gerai jaustis, galit pabandyti ir be to, be jokių problemų. Daug žmonių pabando, kai kurie netgi neatsargiai pasielgia ir dietų laikosi. Tai jie sulaukia labai daug palaikymo, kabutėse. Sutinkat, aš irgi žinau, kad sulaukia labai daug palaikymo. Pirmiausia, tai iš kolegų. Jo šeimos nariai, atsimenu, nekreipė dėmesio, taip, jis visą laiką buvo keistas truputėlį. Tai tai statybas, tai kažkur, tai kažką, tai rašyti, tai skaityti, tai kurt kažką. Visą laiką trenktas. Tai čia vienas dar trenktumas prie viso to, nelabai čia, žinai. Tai va, o kolegos, kurie pamatė, kad mano pirmieji kilogramai, kad mano švarkai pradėjo keistis, kad aš pradėjau geriau jaustis, kad aš kažką noriu nuveikti gyvenime daugiau, jie sako, sugadinsi sveikatą. Ir ten tokių atsirado, kad aš tai bandžiau. Įsivaizduoju, vyrukas sėdi prieš mane, aš 140 sveriu, jau mažiau, 125, 120, o vyrukas sėdi šiek tiek už mane žemesnis, bet storesnis tai pipėts, tai 150 spėjau, nes ten buvo situacija, nenoriu šnekėti žmogaus. Jis vyresnis už mane buvo metais, 2, 3 gal nedaugiau, gydytojas pagal išsilavinimą ir ne vienas ten jų tokių buvo. Reiškiasi, įsivaizduoju, kad situacija tokia, kad jau trofinis opos atsiranda kojose, nes jau veninė, nuo storumo, nutukimo, ką čia slėpti. Veninė kraujotaka jau stringa, tai palyginus jaunam vyrui prieš 14 metų ir aš buvau jaunas, jo dabar jau nelabai, bet tiesiog. Tai jau tada jis mane gelbė, nes sako, aš bandžiau, man nepavyko, aš dar daugiau svorio priaugau. Tai taip, jeigu tu nusipirkai Herbalife dėžutę ir ryjai toliau, kaip tu ryjai. Tai va, mėlyje, Herbalife subalansuota mityba, tai yra produktai, kuriuos galima įvesti į mitybą tiek, kiek jums reikia. Pusryčių programa kaip minimum, tam, kad tiesiog atsirastų ritmas, režimas, kažkokie vitaminai patektų jūsų organizmą. Nes 50+ žmonių procentų rytais nepusryčiauja, neturi laiko. Dėl to, kad
nesugeba atsikelti, atsikėlė, nesugeba susigaudyti aplinkoje, čia vaikai, čia šunys, čia katės, čia apsirengti, čia nusipraust, čia reikia į tualetą ir susimaišo viskas, šunys į mokyklą išleidė, vaikus į tualetą, kažkas. Jo, čia truputį galvas skauda, čia nuotaikos nėra, sąnariai skauda, dar truputėlį pykina iš po vakarykščio, jo persivalgymo ir panašiai. Jūratė sako, man darbė sakė, aš kepinį sugadinsiu, ir kita Jūratė sako, yra nepalaikančių, svarbiausia nebandžiusių, žinoma, tik tokie ir nepalaiko, tie, kurie pabandė, jie palaiko, jie čia ir yra, o tie, kurie ne, aš perjungsiu mikrofoną, nes aš matau, kad man jau akumuliatorius, bando vienas pasakyti, nenori su manim bendrauti, atsiprašau, aš akumuliatorių perjungsiu, pažiūrėsiu, mikrofoną perjungsiu. Nieko baisaus, techninis nesklandumai, jų buvo ir bus visada, nėra čia ko bijoti. Žiūrim. Įvyko, aš atsiprašau truputėlį jūs. Įvyko. Nejaugi įvyko. Garsas nenukentėjo, kokybė? Kaip jums? Parašykit kokybė. Kad atrodo kitaip, nutirpo jos 7 kg, Loreta, sveikinu tave labai, matau, kad mikrofoną vis tiek reikės, aš labai atsiprašysiu, truputėlį jūs pridengsiu jums akis, kad jūs nedrėbėtumėt čia man, aš atsiprašau, keičiam mikrofoną, kameroje mikrofoną pakeičiam, atsiprašau, labai atsiprašau, jūs esat su manim vėl, ok? Dabar truputėlį pasikeis garsas, nes mikrofonas šiek tiek kitas bus, 1. Viskas puikiai rašo. Kol kas, ne? Kol kas. Gerai. Užskaitom. Mes priminsiu, kad kalbam apie subalansuotą mitybą, Aurelijos tema pasiūlyta ir kaip mums padeda, kokia vertė organizmui suteikia Herbalife produktai. Ir aš dabar aiškinu, bandau su jumis išsiaiškinti tiksliau. Aš neaiškinu, tarp kitko jo. Aš bandau pateikti savo nuomonę, savo tą, kurią užgyvenau ir tikiuosi, kad gausiu bent iš kelių žmonių čia pritarimą, galbūt keli žmonės nepritars, mačiau kelis piktukus, tai arba žmogus užmigo, netam nuspaudė mygtuką, arba iš tikrųjų nesutinka, viskas tvarkoja, gali būti, aš neprieštarauju. Tai apie ką mes kalbėjom, pamiršau, apie Herbalife produktais, kaip mums duoda įtraukti mitybę, subalansuotą mitybą. Tai žiūrėkit, subalansuotą mitybą, taip. Tai mes įsitraukiam Herbalife produktus ir juos vartojam, svarbiausia juos vartoti. Dabar žiūrėkit, aišku, natūralu, kad informacijos reikės. Tai dabar atsiranda šalia jūsų žmogus, kuris jūs pakvietė į Herbalife, kuris jums padėjo įsigyti produktus, užsiregistruoti galbūt, jeigu jūs norit nuolaidos ar didesnės nuolaidos, galite kažką padaryti, tai yra įmanoma, tai nėra sudėtinga. Visi moka naudotis telefonu ir kompiuteriu, tuos visus internetinius dalykus, elektroninę parduotuvę ir panašiai. Toliau, yra įvairios grupės ir šita grupė taip pat yra tam skirta ir šitos mūsų laidos, jeigu jūs paklausimėt, kiek dėti į kokteilį, kai gaminti kokteilį, aš turėčiau irgi jums viską papasakot. Ne kaip teoriškai gaminti, aš nežinau, galbūt ir truputėlį jau mano pasikeitė dėl improvizacijų supratimas, bet aš papasakočiau, kaip aš darau ir kaip aš patariu naujiems savo žmonėms, kurie ateina, kurie klausia. Bet esmė, kad mes čia ir aiškinamės. Ir čia pats grožis. Kompanija Herbalife turi galingą palaikymo sistemą, kuri, kaip daugelis sako, galim be Herbalife ir taip padaro, galim paverčia, darom. O tada turim rezultatą. Gali rezultatą turėti visi, absoliučiai. Aš galiu į kosmosą išskristi, pradėtų rankytėm smarkiai plakt, bet aš to nedarau. Nes, aš galiu, bet nedarau. Kodėl? Todėl, kad, bet galima, iš tikrųjų, taigi ponas Ikaras, kaip susimintavo sparnus, ten porą sekundžių pakabojo ore, paskui nukrito, o pagal legendą jis kilo aukštai, skraidė, pakilo per aukštai, prie saulės nudegė, nutirpo. Vaškas ir nukrito. Prisimenat šitą pasaką? Jūs galvojat, kad čia visiškai išmąstyti? Ne, visos legendos ir mitai turi savo pagrindą. Tai va. Taip, kad mes labai daug ką galim, ir japonų kalbą galim išmokti, ir šokti išmokti, ir poeziją kurti. Mes viską galim, bet kažkodėl nedarom.
Todėl, kad nėra palaikymo. Todėl, kad visa socialinė sistema ir sukurtas pasaulis aplink mus tam, kad mes nieko nedarytume. Mums maistai į namus, mums visi servizas į namus, mums darbas į tas online. Jo, vaikų būtų gerai, kad dar nedarytume, nors tas, žinot, tas tinka, nes skandalai paskutiniai čia visi, viskas per tą galą, žinai, valdoma, bet kur pasmiltai. Bet vaikų geriau neturėti, ne? Bet, kaip sakė ministras buvęs, kokią laimę Lietuvai pasisekė, sumažino gimstamumą, ten idiotas yra idiotas, kaip ten sako, ilgam. Bet žodis galim, bet tas yra, kad aš galiu, jis toks yra pseudo apgaulė. Aš galiu, taigi aš galiu. Aš dabar taip, aš dabar storas, aš dabar nelaimingas, bet yra kitų priemonių. Yra pagalba, aš nueisiu pas gydytojus, man paskirs vaistus, dabar kažkokius vaistus labai stumia firma šitą, kaip jinai. Klinika Northway. Jo šitaip ir klientus gaudo ir žiauriai stumia tą vaistą, kuris yra nepatikrintas, jis skirtas buvo antro tipo diabeto gydymui. Ir tai ten silpnus tos klinikinės, ten tos visos, tie visi klinikiniai įrodymai, bet būdavo dar ten kažkaip. O dabar, suprantat, skirti vaistą nutukimo gydyti, kur reikia vartoti ten pusę metų, didžiulis nepageidavimas reakcijos, plus vis tik reikės mitybą. Jo, tai va. Bet žmonės mato tą triukšmą aplinkui, jo, dar plus šitie visi reklamuotojai visokiausių ten neaiškių dalykų, dar jie reklamuoja kaip drąsiai. Jeigu nori numesti per savaitę 15 kg, pirk čia. Jeigu nori per savaitę 10 kg, pirk čia. Ir žmonės mato, kad visa tai yra lengva, nes mes esame įpratę viską gauti lengvai. Mes viską norim gauti lengvai čia ir dabar. Esam dopamino tauta. Norim čia ir dabar. Jo, mums liūdna, norim, kad mus palinksmintų. Čia pat koncertas, čia pat teatras, čia pat pornografinis filmas, čia pat torto gabalas. Jo, mums reikia kažkokios paslaugos, mes čia pat internete susiradom, mums atvežė. Maistą į namus atvežė. Ten viskas čia ir dabar. Sutinkat? Jeigu tenka palaukti, pavyzdžiui, kaip medicino, jo susigadina sveikatą, tada jo tenka laukti. O tenka laukti tam, kad jūs pradėtumėt vertinti tą paslaugą. Kai jums pasako, kad reikia sumokėti už tyrimą 100 eurų, jūs nepypsit ir susimokat laimingai, nes prieš tai laukit mėnesį arba 2. Jo, nenumirštat, nes sakiau, aišku, kad jūs nenumirsite. Tie žmonės, kurie miršta, jie neknisa proto nei gydytojam, nei įstaigom, jie ramiai savo miršta. Bet tie, kurie nemiršta, tai jie tada, jiems įsrėgiama, kad jie yra ligoniai, kad jiems sunku, ir jie tada laukia kantriai mėnesiais, jo ir vis skundžiasi ir paskui, kai ateina eilė, atiduoda visus pinigus. Rezultato nebūna, nes netaip reikia gydyti 99% ligų. Aišku, medicina yra galinga, viskas ten tvarkoja, chirurgija, visa akušerija, kai kurie vaistai ypač reikalingi, be abejo. Bet didžioji dalis ne. Tai va, tai daryti, jo rezultatą turėti, daryti ir galėti yra du skirtingi dalykai. Ir kai tu esi šitoje sistemoje, tu pseudo galvoji, kad tu gali. Jo, tai aš kaip panorėsiu, kaip ir viską. Aš panorėsiu, čia pat bus man. Nusipirksiu tą, padarysiu tą. Ir dar rezultat, dar istorijos kokios yra, kurios tikrai įrodo. Deja, gyvenimas yra visiškai kitoks. Realybė. Nėra paprasta numesti svorio ir nėra paprasta pasikeisti, jeigu tu nedarai teisingų dalykų. O teisingų dalykų niekas jums nereklamuoja, niekas jums apie juos nepasakoja ir nerodo, nes teisingi dalykai, tai reiškia, tu nevartosi vaistų, tai reiškia, tu judėsi, tu norėsi kažko gyvenime, tu pradėsi mąstyti, nes tavo mintis bus šviesesnis, o tai yra žiauriai nepatogus žmonės, deja, taip yra. Va, ir atsiranda tokios bendruomenės, ne tik Herbalife, aš manau, kad yra ir daugiau, be jokios abejonės, ir įvairių ten tų organizacijų, ir su produktais, kompanijų, ir organizacijų, ir be produktų, ir su kažkokiam programom, ir panašiai, aš nežinau, nedalyvauju visose, bet tikrai yra. Ir suprantat, palaikymas. Noriu palyginti su tokia, galbūt nežinau, visai garbinga, bet noriu. Anoniminiai alkoholikai. Kiek daug yra žmonių, kurie sako, aš tikrai numesiu, nes aš nenorėsiu, aš negersiu. Taigi aš galiu. Tūkstančiai ir 10 tūkstančių ir girtų žmonių taip šneka. Sutinkat? Jo, sutinkat. Kodėl jie nemeta? Kodėl jie sako, aš galiu, žiūrėk, atėjau šią pirmadienis, aš negeriu, antradienį negeriu, trečiadienį negeriu, savaitgalis prisigeręs. Bet jeigu norėsiu, patikėkit manim, aš negersiu. Deja, negeria tik tai tie, kurie įsijungia į bendruomenę, vadinama AA, anoniminių alkoholikų, kai kurie ten pavadinimai yra,
kur yra psichologas, kur yra žmonės ir kur svarbiausia yra žmonės tokie patys kaip jis, kurie ir vieni kitus palaiko. Sutinkat jūs ar nesutinkat, man tai yra didžiulė jėga. Ir taip, ir ten atkrinta žmonės. Aišku, kad atkrinta, ir ten grįžta atgal, ir vėl pareina. Bet tie, kurie ten nori, kabinasi, jie visų pirma perina per savo daugybę visokiausių, ten turi save sulaužyti, visokiausių įsitikinimų, visokiausių psichologinių barjerų, traumų. Tada dar aplinkinius turi susidoroti su aplinkinius socialinius spaudimu. Jo, kad tas šiukšlė, kad tu toks, kad anoks, aišku, būna žmogus praradęs pasitikėjimą savimi ir visų kitų ir taip toliau, taip toliau. Ir vis tiek atsistoja. Yra žmonių atsistojančių, yra tokių ir tikrai yra tokių, kurie visą gyvenimą susitvarko ir baigėsi. Tai lygiai tas pats čia. Be abejo, yra žmonių, kurie ateina į Herbalife, numeta svorį, daugybę pažįstu. Daugybę pažįstu žmonių, kurie numeta svorį, pradeda gerai jaustis, praeina pusę metų, metai. Ir sako, aš galiu ir be Herbalife. Ir išeina, ir baigėsi viskas, ir viskas tvarkoja. Ir jie, žinokit, yra žmonių, nedaug. Yra žmonių, kurie ir išsilaiko. Jo, yra žmonių, kurie išsilaiko. Aišku, su skrandžio operacija, aišku, su daugybė kitų dalykų. Viskas tas yra tvarkoja. Tik paskui, aišku, pamiršta, knygas rašo, televizijų filmuosi, pamiršta, kad nuo Herbalife pradėjo. Bent jau sakytų, kad tikrai, toliau tęsit, jisai, žinoma, žmogus gali ir be. Ir su kitais, ir nesvarbu kaip, pats vienas gali, sunku žvėriškai, bet jeigu jis gali vienas, tai žinok, jis labai stiprus asmenybė, labai stipri asmenybė. Bet galbūt ne visada garbinga, nes meluoti arba šmeižti, arba išsisukinėti nereikėtų, kad tas Herbalife'as tai pastatė ant kojų, ta ne kompanija, bet tave net nežino. Bendruomenė, kuri tave pastebėjo, kuri tave pakalbino, kurie neapėjo, kurie pasikvietė, kurie tavo visus zyzimus išklausė, kurie ten tavo visas ašaras ir snarglius šluostė, kai tau buvo blogai, kai tavo svoris pakildavo vėl atgal 2 kilogramais, tave palaikydavo, golostydavo, įkalbinėdavo, drąsindavo, prašydavo. Suprantat? Ir galiausiai tu pasieki rezultatą. Todėl, kad mes galim visi. Bet darom tik sociume, nes esame socialūs žmonės, mums reikia palaikymo, o palaikymo šiaip apskritai gyvenime jo labai mažai. Greičiau tave palaikys, jeigu tu būsi toks kaip visi, pavargęs, nelaimingas, truputį čia sopa, truputį ten skauda, biški vaistų, biški šnapsavo savaitgaliais, domėtis tais pačiais dalykais, kaip domėsi visi, nes tada žiauriai visiems paprasta. Tada galim smegenis padžiauti ir visi faini, vieni kitiems jo. Bet taip nėra, tai yra surogatinis dalykas, surogatinis tokie santykiai. Ir pabandyk tu atsistot, pabandyk tu būti kitoks, pabandyk tu domėtis, pabandyk tu sveikata domėtis savo, pabandyk pasakyti, kad tau 50 metų ar 60 metų ir tu nenori vaistų. Pasmerks. O da jeigu paminėsi kompanijos pavadinimą, bet kurios, Herbalife, kitų kompanijų, iš karto, tave gelbėt reikia. Va, tai aš dėl to nepasakosiu, kas yra subalansuota mityba, kad čia kiek gramų baltymų, kiek gramų riebalų. Tas, kas norit keistis, keiskitės, kviečiu su Herbalife bendruomenė, su to žmogum, kuris jūs pakvietė, kuris jūs pakalbino, kuriam jūs tai patiko, jis jums galbūt nepatiko, jūs jam gal mestelėjot, voštelėjot, aš galiu ir be Herbalife. Gali, kodėl nedarai, kodėl nepadarai, įrodyk, kad tu gali. Jeigu tau nereikia to, jeigu tu esi patenkintas savim, tai kam tada čia išvis, kam čia trukdai žmonėms, kam tu demotyvuoji kitus, kodėl tu kitus bandai traukti prie savęs, kurie nori kabintis, kur moteriškė sveria 120 ir jau pavargus, nes ir vyras nemyli, ir paskui vaikus nepaina, kur kojytės tensta, kur jau norisi kažką gyvenime veikti, ir jinai bando, jinai kabinasi, o tu čia toksai patenkintas savo svorį ir patenkinta tuo, kaip tu jautiesi ir kaip kalakutas išsipūtėsi ir burbuliuoja, kad tau nereikia, čia kvailiai. Ne, patylėk, tiesiog patylėk tada, suprantat? Nes tu būtent ir esi ta masė, ta pilka masė, ta pelkė, kuri tempia žmonės atgal. Tai jeigu tu matai, kad tau nepakeliui, Facebook'e labai lengva išeiti. Tu kas vienas, ar tikrai dar gali paklausti? Sakai, tikrai. Ir pamiršk, gali užblokuoti, ir mane gali užblokuoti, ir bet kurius kitus gali užblokuoti. Ir tau prijungs, Facebookas nėra vakuumas, jis tai taip pat nukreips į tą bendruomenę, kuri tau tinka, kur zyzia, kur nelaimingi, kur kritikuoja Herbalife'ą. Jūs galėsite ten netgi kokią tai grupę susikurti, kokią tai judėjimą padaryti, netgi kokį nors susitikimą mieste, Vilniui, Klaipėdai, Kaune, su plakatais, Herbalife'ui, ne. Čia jūsų problema asmeninė, didžiulė asmeninė problema, tiesą sakant, bet
Nu, jeigu jūs tokie žmonės, viskas tvarkoja. Jo, galite pasigaminti ženklelį Facebook'u, kad nekenčiu Herbalife. Ten ir, tarp kitko, labai įdomi mintis buvo. Dabar norėjau pasakyti, I trust science. Kad nors pagalvojat, kaip mus visus išdūrė. Tiksliau, nu ne visus manęs neišdūrė, bet visai neseniai praėjo mintis. Kaip yra svarbu žodžiai. Angliškai šitas lipdukas, kur visiems ten, nu, žinot, kur reikia tikėti mokslu, ten nekelti klausimų, buvo pagamintas Facebook'e toks tas vadinamas ženklelis I trust science. Jo, lietuviškai buvo padarytas. Aš tikiu mokslu. Dabar jūs sulyginkite šitus du šūkius. Trust science ir tikėti mokslu. Nekyla jokių klausimų? Ar kam nors kilo klausimas? Palauk, kaip čia dabar yra? Žodis tikėti tai nėra trust. Jo, žodis trust yra verčiamas į lietuvių kalbą pasitikėti. Patikimas, jo, pasitikėti. Tikėti mokslu, aš irgi sakydavau, vis dar sakysiu, tikėti mokslu negalima. Nereikia. Mokslas nėra religijos objektas. Tikėti reikia į Dievą arba Dievu, arba gera žmonių širdim, gera valia, gražia šviesia ateitim. Jo, tikėti reikia. Tikėti, kad tau pasiseks, reikia. O visais kitais atvejais reikia pasitikėti. Reikia pasitikėti savo jėgom. Reikia galbūt pasitikėti mokslo faktais. Galima pasitikėti kai kuriais mokslininkais pasitikėti negalima. Bet tikėti mokslu ir tikėti mokslininkais tai neteisinga. Kažkodėl lietuvių tautą norėjo suklaidinti. Ir suklaidino. Nes angliškai yra I trust science, ne I believe in science. Jo, I believe in God yra. Nu, čia šiaip toks lyrinis nukreipimas, parodantis, kaip mus iš tikrųjų veikia va, tas tokie bendri dalykai, ta mūsų bendra sąmonė ir sąmonė asmeninė, žinoma. Kaip jums? Sureaguokit kaip nors, į šitą mano pastebėjimą. Va, 36 minutės mes dar turim šitiek laiko, gerai, ir keliaukime toliau. Taigi, aš tik tai reziumuosiu šitą klausimą, kad nekalbėsiu, kiek reikia baltymų, angliavandenių, riebalų, kokių ir kiek vitaminų, skaidulų, kiek vandens, kada eit miegot, kada gert, kada kaip pasigaminti, kas yra subalansuoti pusryčiai, kas yra daugmaž normalūs pietus, aš nesakau dietos laikytis, neminiu žodžių kilokalorijų. Kilokalorijas gali skaičiuoti tie žmonės, kurie buhalterijoje dirbat, kuriems labai patinka, tik tai čia kaip svetimus pinigus skaičiuojant, jums nuo to negeriau, jo taip ir kalorijas skaičiuoti, tik tai kvailas užsiėmimas, nuo kurio jums nėra geriau. Reikia atkreipdėmėsi į maistą, kurį valgot, jo, kad vis dėlto suprast, kas jūsų organizme vyksta, kaip jūsų organizme ir ką daro hormonai, kokie hormonai, daug maž, ką daro. Nereikia visų, ten tu 300 hormonų išmokti, bet daug maž, kad hormonai čia man taip daro, jo, ir aš galiu padaryti, kad man taip nebūtų, nes hormonam mes nesam atsparus. Jo, žiūrėkit, kaip trenkia, pamatai kokią simpatiją berniuką ar mergaitę, aš kalbu mergaitę, jeigu berniuką pamato, aš esu tų senų pažiūriu, jeigu vyruks pamato gražią paną, užverda kraujas, meilė, ten drugeliai, ten visko būna, jo, kaip ten sako. Jūs galvojat, kai čia taip, atsisėdau, logiškai paskaičiavau, plius minus, ten paskaičiavau, kiek man čia kainuos, apsimoka, arba neapsimoka. Ne, užplūsta jausmas, užplūsta jaudulys, plečiasi vyzdžiai, mintis kvailos lenda į galvą, darai praktiškai nesąmonės, nes galbūt įsimylėjai, o tai yra hormonai, nes neatsparus. Jo, kai ateina laiks miegoti, mes galim daryti, ką nori, tave išjungs. Jo, tu amžinai nemiegosi, bet nusprendė, aš dabar miegosiu savaitę. Ne, tave hormonai pažadins. Jo, hormonai reguliuoja viską, žmogus nepavaldus. Jo, yra neuromediatoriai, kurie reguliuoja mūsų irgi norus, troškimus ir panašiai. Visą tai be abejo, mes kalbam ir kalbėsim ne kartą. Ir šitoje laidoje, ir kitose, pavyzdžiui, kai yra 14 dienų programa mūsų, tai ten irgi ir gyvos pamokėlis, ir šitos pamokėlis yra, ten irgi kalbam tos dalykus. Iš tiesų lengva susigaudyti, kai tu žinai, ką darai, tada yra, ir kodėl darai, tada lengva. Tada žodį galiu padaryti, keičia padariau. Va, tai subalansuota mityba yra palaikymas, tai yra produktai be abejo, tai yra jūsų ryžtas, jūsų sprendimai, nieks už jūs nesulieknės, nieks už jūs geriau nesijaus, patys, jo, bet reikalingas palaikymas, reikalinga informacija, reikalingas šioks postūmis, reikalingas, kad snarglius nuvalyti apima liūdesys ir panašiai. Va,
Tai čia yra subalansuota mityba. Tai čia Herbalife produktai. Ir Herbalife produktai visada yra ne vieni. Už jų stovi konsultantas, už jų stovi bendruomenė. Aš jau nekalbu, kad už Herbalife produktų stovi ir mokslas, kuriuo nereikia tikėti, kuriuo reikia pasitikėti. Jeigu norit, galite nepasitikėti, galite ir tikrinti, pertikrinti ir panašiai. Ok? Va, tai aš, jeigu jūs leisit, aš galvoju, kad užbaigsiu šitą klausimą ir einu prie kito, gerai? O kitas yra, pakalbėkite apie naują produktą. Ir aš nežinau, ką kalbėti. Žinai, kad aš produktus paprastai valgau, bet aš jų ten nesistengsiu kažkaip analizuoti, bet tiesiog trumpai labai gerai. Visiškai neseniai mes, vasario mėnesis dabar yra, aš jau turiu, jau užbandžiau, jau paragavau, darytas yra, dėžutė daryta. Čia yra 20 porcijų, čia yra kepimo mišinys. Ką iš jo galima iškepti? Va, turiu, netgi, pažiūrėkit, pasižymėsiu, pacituosiu aš jums, čia turiu tokį špergalką. Duona galima iškepti su sezamais, duona su sjovintam slyvom, duona su špinatais. Tarp kitko, mačiau, kažkas kepė tokią duoną žalia, graži. Jo baltyminė duona. Supranta, duona surišta. Sakys, tai kaip duona taigi blogai? Ne, duona nėra blogai. Blogai yra, kai mes valgom per daug krakmolų, miltų, jo greitų angliavandenių, bet duona pasirodo gali būti ir sveikesnė. Va, apie ką subalansuota mityba. Subalansuota mityba tai, kad mes galim valgyti savo mėgstamus produktus, bet sveikesnius. Jo kefyro duona su sėklom yra, nemeluoju, duonos lasdelės, turbūt gal prie alaus, aš nežinau. Klasikinis riestainis, vafliai su šito, kaip jis, su peino, spurgos, braunis, piragas toks, šokoladiniai sausainiai, klasikiniai blynai. Blynų norit? Va, blynai, kad būtų sveika. Va ir čia yra, va, matot, va, nupiešta net piešnukas, va šitas produktas, va. Dedi tą, dedi ano truputėlį, dedi 2 kiaušinius 100 ml pieno, sodo šiek tiek, saulėgrąžų ir tu gauni porciją blynų. Porcija, ne kalną, bet porcija. Keksiukai su šokoladu. Nėra blogo maisto, yra tik tai pasirinkimas, jo, žiūrėkit. Tai va, išleido šitą, nes žmonės Herbalife bendruomenė mėgsta kepti. Kepa, daro, verda, saldumynus, desertus mėgstam, jo ir saldžiai mėgstam, dėl to viskas ten tvarkoja. Ir norisi to blyno, bet norisi sveiko, ypatingai savo šeimai ir panašiai taip toliau. Taigi, čia yra 20 porcijų kažko, ką jūs pasirinksit, jo. Ir skirtingai, dėžutė tokia pati, bet skirtingai nuo Formulė 1 kokteilių, pavyzdžiui, kurį mes geriam, gaminam kokteilį, gaminam rytais, reiškiasi visokiausius ten darom įsidamų uogų, vaisių, taip toliau. Mačiau, Jūratė, tavo klausimą, tuoj pat. Tai čia nėra vitaminų. Čia nėra vitaminų, kokteilyje yra vitaminų, čia nėra. Normalu, mes kažką kepam, orkaitė kepam, tie vitaminai žuvo. Ir nereikia apsimetinėti, negali būti visur vitaminai ten, kur jų būti negali. Bet čia yra kepimo mišinys, tai yra baltymai, avižiniai miltai, jo. Tai reiškia, kad vis dėlto yra miltai, šiek tiek yra miltų ir rašo Virga, mane pavaišino blynas, būtinai pirksiu, būtinai nusipirk. Taigi čia nusipirkai, pasidėjai. Va šito dalyko nereikia kasdien vartoti, suprantat. Čia valgysi tada, kada šausi galvą. Man, pavyzdžiui, buvo labai skanu, kai ryte padarė, mano nuostabi žmona, paėmė šito mišinio, jo, neklauskit proporcijų, sumaišė, kiaušinių įdėjo daug ir padarė tokią gerą kiaušinienę. Iš 2 berods kiaušinių aš taip pavalgiau, todėl kad baltymai suteikia sotumo. Ten buvo vienas toks didelis blynas, jau labiau kiaušinienė negu blynas, bet žiauriai skanu. Tiesiog wow. Va, tai ko čia yra? Ir dabar, kad irgi neprimeluočiau, aš tiesiog pasižiūrėsiu, ką rašo oficialiai ir painterpretuosim jau, kaip sakant, realiai. Taigi rašo, sudėtyje daug baltymų. Labai gerai. Jeigu mes kepam iš miltų, paprastų miltų, tai mes gaunam ką? Mes gaunam angliavandenius. Taip, miltas, jis naudojamas šimtmečiais, ir tai ir blynai, ir duona, bet mes gaunam angliavandenius. Jeigu mes galvojam, kad mums reikia šiek tiek tą priklausomybę cukrų ir greitiesiam angliavandeniam mažinti, mums reikia pakeisti. Mums reikia ne blyną pakeisti, bet sudėtinės dalis. Dėl to mes dedam šitą mišinį, kuriame yra baltymų.
Jūratė irgi sakė, jau užsisakiau, būtinai, iškepk ir papasakosiu, kaip gavosi. Ir naudojant porciją, o porcija yra 3 valgomi šaukštai vienam žmogui. Čia nereikia kepti 3 porciją, nu nebent jūs vyras toks 120 kg, žinai, užsimantis fiziniu darbu, einantis dar į treniruotę, jūs galite kepti iš 2 porcijų, tada viską dvigubinkit. Bet šiaip porcija žmogui yra 3 valgomi šaukštai šito kepimo mišinio, jo, atitinkamai ten ar kiaušinį dėsit, ar 2 kiaušinius dėsit. Va, pavyzdžiui, vartojimo nurodymai. Jei kepsite maistingą blyną ant silpnos ugnies įkai, nesvarbu. Sumaišykite 3 valgomosius šaukštus baltyminio kepimo mišinio su 30 ml liesą pieną, jo, arba 300 ml vandens. Sumaišę tešlą, tiesiog pilkite į keptuvės. Jūs įsivaizduojate, net kiaušinių čia nereikia, bet aš įsidėčiau. Čia įsidėčiau. Kaip čia buvo, tas man patiko receptukas. Tokie receptai yra pas mus. Yra 14 dienų programoje ir šiaip pas savo tą konsultantą, kuriam pareiškite, kad galite ir be jo. Tai pas jį šitie visi dalykai. Nes o kur jūs juos gausit? Nu kur? Nenusipirksitgi Plungės žinių ar ten Klaipėdos krašto naujienų laikraštį. Ten tų dalykų nėra. Reikia žinot, kur tie dalykai yra. Būtų nuvalkiota, būtų niekam neįdomu. Bet kai mes turim, mes naudojam ir mes džiaugiamės. Taip, va. Klasikiniai blynai. Matot, nu vis dėlto, va. 7 blynams 2 kiaušiniai, 5 matavimo šaukštai šito mišinio, kaušelis augalinio alavijų gėrimo, pienas, soda aliejus. Ok, va. Tai tų receptų yra daug. Taigi, jūs gaunat su 1 porcija, gaunat, žinokit, 11 gramų baltymo. Tiek kiek kokteilyje. 11 gramų baltymo. Jeigu mes kepam blynus iš miltų ir dedam kiaušinį, tai gaunam baltymą tiek, kiek yra kiaušinėje. Jeigu mes kepam blynus iš šito mišinio, mes gaunam tokius pačius skanius, o gal ir skanesnius blynus, bet mes gaunam 11 gramų baltymo čia, plus dar baltymas iš kiaušinio. Tai yra labai normalu, sotu, nes daug baltymo. Toliau, ko čia yra, arba ko čia nėra, greit pasižiūrim, aptariam gerai. Dar minutėlę kitą. Aš suprantu, kad galbūt kažkam neįdomu, kas jau žino, tai viskas tvarkoja, laukit kito klausimo. Va. Daug skaidulinių medžiagų. Aš jau pasižiūrėjau vienoje porcijoje 1,7 gramų. Nu, beveik 2 gramai, visai neblogai. Jo sudėtyje yra mineralų. Va, mineralų čia yra. Nėra vitaminų, bet mineralų yra. Kalcis, kalis, fosforas, manganas, selenas, molibdenas ir panašiai. Ir viskas gražiai netgi surašyta, va, tiksliai labai čia tie, kurie tiki mokslu, tai jums čia surašyta. Čia jums. Be glitimo reiškia tinka, nepridėta cukraus, super, be kvietimų miltų labai gerai tinka veganams. Va, toliau. Kvietinių miltų pakaitalas labai gerai. Čia yra avižiniai ir ryžių miltai. Be glitimo. Yra išrūgų baltymai, pieno išrūgų baltymai, labai gerai. Jau kiaušinių produktai, kildymų medžiagos, jau išsiaiškino, kokios tai yra soda. Jau svarbus mineralai, skaitant kalcį ir fosforą. Nu, va ir viskas. Ir reiškia, tu kažką kepi, duonelę, ar blyną, ar spurgą, ar kažką. Tu naudoji ne miltus, o naudoji šitą. Va, receptūra yra, produktas yra, tik tai reikia valios ir noro nusipirkti. Ir net jeigu jūs dabar klausotės mane ir galvojate, ne, nu kažkaip šnekutėlis, suokia lakštingalėlė, bet nu kažkaip netikiu. Tai gerai, jūs galite nepirkti kokteilių, jūs galite nepirkti alijošius, skaidulų, vitaminų, mineralų, nepirkit. Bet jūs galite paimti ir nusipirkti štai šitą vienintelį produktą ir pasibandyti. Ir kaip jūs manot, ar jums pakenktų jūsų kelyje, kaip daugelis sako, įlieknėjimą ir gerą savijautą, tik tai prižiūrint mitybą. Prižiūrėkit mitybą. Va. Arba kaip jūs prižiūrit mitybą. Vat kaip jūs prižiūrit mitybą. Įsiverda ten kokį nors cepelinų, kugelio, įsikepat spirgų, jo arba nueinate į McDonald'są, nusiperkat 2 porciją burgerių ir bulvyčių ir ką dar. Ir žiūrit. Žiūrit, sako, nu jau prisižiūrėjau. Ir tada suvalgo. Ir pavyzdžiui, ten paskui pizzą užsisakot kokią 10 val. Vakaro. Irgi iš pradžių nevalgot, neskubat, iš pradžių reikia prisižiūrėti. Prisižiūrėti reikia. Iš tos pusės prisižiūrim, iš kitos pusės prisižiūrim. Tada pakeičiam vyrą arba žmoną ir vaikus. Tada visi prižiūrim. Kai tik prisižiūrim, pist ir suvalgom visą pizzą. Ir kitą, ir antrą, ir trečią, ir dar užgeriam Coca-Cola, bet prieš tai irgi prisižiūrėję ją. Nu, prisižiūrim ją. Tai, ne visai taip vyksta gyvenime. Va, ir prisižiūrim, paprastai.
Reikia valgyti, nieks nes... Čia yra keli tokie buvo irgi žmonės, kad sako, aš į pas jūs jungtis negaliu. Nes aš tikrai mėgstu pavalgyti ir aš čia tikrai nebadausiu. Ne. Ir aš galvoju, kurioje vietoje aš pasakiau žodį badauti. Arba kurioje vietoje gyvenime jam kažkas pasakė, kad Herbalife badauja. Mes čia kalbam nuo ryto iki vakaro apie maistą. Mes čia valgom. Yra žmonių pas mane irgi pažįstamų klientų, kurie prisijungia, sako, žinai, gyvenime. Sako, taip nebuvo gyvenime, kad aš tiek valgyčiau. Būdavo žmogus valgo vienas į vakare. Jo, ir su didelė sąžinės graužatim ten ir kalties jausmų, kas absoliučiai blogai veikia hormonų sistemą, balansas, stresas ir viso. Jo, ir sako, aš čia turiu pastovi galvoti apie maistą, pusryčiam maistas, pietus maistas, vakarinį maistas, dar porą užkandžių, maistas, sako, aš pastovi valgau. Ir lieknė kaip padukės. Kodėl? Todėl, kad valgo teisingus produktus, todėl, kad užsiveda normaliai medžiagų apykaita, todėl, kad yra palaikymas ir nėra čia jokio fanatizmo. Ir kas, kad tą pizzą nusipirko. Ir gerai, nusipirko tą laus, išgerkit. Ten šampano taurę su draugiam, su ledų porcija. Ir kas? Tik tiek, kad ne kasdien, mylėjai. Subalansuota mityba tai yra 80 ir 20. 20% jūsų tas vadinamas čatinimas, pramogos, smagumai, smagumynai, skanumynai ir taip toliau. Bet 80% truputėlį prisižiūrėkit mitybą. Imkit ir prisižiūrėkit. Tai vakare blynus kepkit ne su miltais, o kepkit su šituo. Pusryčiam valgykit ne. Arba visai būna praleidži žmonės, arba valgo kažkokias nesąmonės, tai ne, susiplak kokteilį ir viso. Gerai, čia bet nuspręsti patys. Šiaip aš labai rekomenduoju, mes kaip tik užbaigėm vieną 14 dienų projektą, tą programą ir nuo kito pirmadienio, ne šiandien, nuo kito pirmadienio po savaitės, kas yra nuostabi vasario kalendorių. 16 diena. 16 dieną mes simboliškai pradėsim naują pokyčių tą iššūkį, 14 dienų. Jūs galite prisijungti. Kaip? Neįsidirbinėkit, normaliai panorėkit, pagalvokit, dabar nepulkit rašykit, nes, žinot, nerašykit, nepulkit rašyti nori, nes gal dar iš tikrųjų nenorit mažką. Pagalvokit, gal noras praeis, sako, kai žinai, kaip būna. Kai labai noriu kažką nuveikti, sako, aš paguliu ir labai dažnai praeina tas noras. Tai pabandykit. Jeigu noras nepraeis iki ryto, tada jūs va čia po šito video parašykit žodelį noriu. Arba žodelį 14, skaičių. Aš jums atsiųsiu informacijos arba nukreipsiu žmogų, kuris jumis pasirūpins, kuris jūs pakvietė pasirūpins ir viską jums papasakos. Kaip įsigyti produktus, kelis pusryčių programai, galbūt ir šitą kepimų mišinį, jo pagal savo poreikius. Ar jūs norit greitai rezultato, ar jūs norit atsargiai elgtis, žinot, nes jūs dar galbūt ir gelbėt, dar kažkas bandys išgelbėti. Va, viskas yra tvarkoje, viskas yra suprantama. Bet jeigu jūs žengsite žingsnį, tai jūs pateksit į kitą iššūkį ir per 14 dienų jūs jau susigaudysit, į kurią pusę čia reikia žiūrėti. Tikrai per 14 dienų neįvyks stebuklas. Jūs savo lašinius užauginot, ar ten savijautą susigadinot, ar sveikatą, ne per mėnesį. Metų reikėjo. Bet laimė, kad mums atgal ateiti į geresnį savijautą ir išvaizdą nereikia metais. Užtenka mėnesį, 2-3,5 metų. Jo, aš, pavyzdžiui, savo svorį numečiau, 40 kg numečiau per, man atrodo, 6 mėnesius, per 5,5 gal. Pradėjau balandžio 1 dieną, melagių dieną. Jo, ir rugsėjo 15 dieną buvo atsimenu renginys, tada dirbau dar farmacijos biznėje, dariau renginį didelį Palangoje, organizavau, man atrodo, ginekologams. Ten buvo, mes jiems pasakojom, kaip reikia žmonėms skirti kontraceptikus ar kažkokius kitokius vaistus. Tai va tada svėriau, nusipirkau kostiumą, nes visi kitus buvo man kaip palapinis. Nusipirkau naują kostiumą, buvo labas toks, wow, keliai. Į tą kostiumą dabar neįlendu, faktas, praėjo 14 metų. Bet smagus jausmas buvo. Dar vienas klausimas. Moteris garbingo amžiaus. Kas yra garbingas amžius? Aš įsivaizduoju, kad ir aš esu garbingo amžiaus. Visi amžiai yra garbingi. Naudoja Night Mode. Tokia yra mūsų gėrimas, vakarinis gėrimas, gerinantis miegą. Jo, Night Mode miego kokybė pagerėjo. Puiku. Ji klausė, ar šią arbatą galima naudoti nuolat. Ar kai pagerėjo miego kokybė, nebenaudoti. Geras klausimas. Čia kaip ir su visais produktais Herbalife. Herbalife produktai visų pirma ne vaistai. Jo, vaistus reikia vartoti bet kuriuos, tiek kiek reikia. Jeigu reikia visą gyvenimą, tai taip. Bet jeigu šiaip nepiknaudžiauti, tiek kiek reikia. Herbalife'as visų pirma yra maisto produktai.
Ir jeigu jūs ruošit gyventi, jums reikia kažkokių maisto produktų valgyti visą gyvenimą. Arba kiek ten jau liko. Va, su kai kuriais papildais, su kai kuriais, nes yra papildų, kur yra baziniai, kur reikia kiekvieną dieną, tik pasirinkat savo dozę, arba yra papildų, kurie, pavyzdžiui, vartojami reikiant va kažkokiem tai situacijom išspręsti. Palengvinti, pavyzdžiui, ten imunitetą pastiprinti, arba ten jeigu žarnyno problemos, daugiau skaidulų, arba jeigu koks antibiotikų kursas pasitaikė, arba ten viduriavimo apsinuodimai, tada galbūt mikrobiotik max, kas yra gyvusios bakterijos. Jeigu ten kažką biškelį detoksikaciją pasivalyti, pajudinti medžiagų apykaitą, tai fitokomplitas, termokomplitas, daug tų papildų yra, ne tiek labai daug, bet daug, pakankamai, kad kiekvienam tiktų, kam energijos, kam švaros organizme. Night Mode yra puikus gėrimas, šafranų pagrindu, tai yra nuostabus gėrimas, vakarinis arbata. Ir geriant ten per savaitę, per mėnesį, atitinkamai pasikeičia miego kokybė, pagerėja užmiegimas, pagerėja miego fazės ir kaip parašė garbingo amžiaus moteris, naudoja, nežinau kiek, bet miego kokybė pagerėjo. Tai labai labai svarbu. Jo. Ir garbingam amžiui tai būna, kad miegas sutrinka, ne tik. Ir jeigu pagerėjo, wow. Ir čia atsiranda dilema. Jo, tai galbūt man ir nereikia. Tai žinoma, jeigu jūs norit, kad miego kokybė pablogėtų, viską meskite. Kai pablogės miego kokybė, tada vėl nusipirksit Night Mode ir vėl pagersit, kad pagerėtų. Arba, jeigu jūs norit, kad ta miego kokybė būtų gera, taigi tai yra arbatėlė su šafranu. Jo? Jinai nėra vaistas, tai nėra migdomasis, mėlėjai. Jūs gal painiojat su migdomaisiais, ten barbituratai, dar kažkokie. Ne, pripratimo čia nėra. Čia tiesiog švelni arbata, kuri per tam tikras grandinės, ten paveikia šiek tiek švelniai, stumteli jūsų hormono melatonino sintezę. Jo, ir tas melatoninas būtent jūs gražiai ir nugramzdina į miegą. Palaiko miego gylį, miego fazės. Jūs atsikėlėt ryte ir sako, 20 metų nuo pečių. Dar praeis kiek laiko, bus ir 30, jo, suprantat? Iššūkius norėsis nuėti ir viską ten norėsis. Va, tai nežinau, ar reikia numesti produktą šitą jo ir aš nežinau, ar tik tai šitą moteris vartoja, galbūt vartoja ir kitus, ir Herbalife pusryčių programą, ar tiesiog susibalansavo mitybą kažkaip, tai aš nežinau, kaip. Mes vadinam tai programa. Kiekvienas žmogus turi savo programą, jo, vienam ir vieno produkto programa gali būti. Va, ir jeigu skanu, jeigu patinka, ir jeigu gerai veikia, tai nereikia nutraukti. Suprantat? Nereikia nutraukti. Dabar palyginkit su sportu. Tarp kitko, olimpiada vyksta žiemos, ne? Dabar įsivaizduokim kažkoks olimpinis, tas dabar olimpiadininkas, sportininkas. Jis sportuoja ir sako, noriu ten pračiuošti slidim gerai. Aiškiai, ko man reikia? Man reikia greičio, man reikia ištvermės. Nu ir jis pradeda treniruotis. Aišku, technika turi būti ten čiuožia, ranką pakelt koją, čiuožia ten savaitę, 2 mėnesį ten sportuoja ir treneris sako, žinok, tavo rezultatas jau visai neblogai, Jau ten kaip antra vieta nuo galo olimpiadoj. O, tai gerai, tai sako, tada viskas gana. Laukiam olimpiados, ramiai, ilsytis, po metų nuvažiuosiu, pračiuošiu ir bus gerai. Jūs suprantate, apie ką aš kalbu? Aš kalbu apie tai, kad jeigu sportininkas pasiekia rezultatų, tai jis ir toliau dirba kaip pamišęs. Jo, toliau siekia, išlaikyti tos rezultatus, toliau siekia. Jo. Tai tas pats ir čia. Jeigu man krenta svoris, įsivaizduokit, jeigu aš nusimaniau svorį numesti, tai jau čia prisijungiu 14 dienų programą, įsigijau kokteilį, ten įsigijau avižų gėrimą skaidulus, įsigijau extra kal, mineralai su vitaminu D ir pradėjau čia kažkokią pamokėlę, pažiūrėjau, kažką paklausiau, kažką man atsakė, aš čia laikausi, aš čia vakarais stengiuosi nepriėsti, blynus kepu vakarais iš šito kepimų mišinio, suprantat? Ir žiūriu, po savaitės man minus kilogramas, po 2 savaičių jau minus 2, po mėnesio minus 4 ir sakau, wow, tai dabar aš darau pertrauką, nes jau svoris man jau gerai krenta. tai absurdas. Tai aišku, kad man bus toks azartas, kad aš ir toliau laikysiu tos programos, nes tai reiškia, kad šita programa man tinka. Šitas tempas, šita programa, šitie produktai, šita bendruomenė man tinka. Mano rezultatas pajudėjo. Jo, pajudėjo. Tai ir laikyk, nu kam reikia stabdyti. Ir čia su visais produktais kartais taip kyla, žinai. Aišku, yra produktų, kur ten galbūt, nereikia, aš nežinau, mikrobiotik max, pastoviai
Aš nematau didelės prasmės juos vartoti. Nu, ne vien žmogus iš vis valgo visiškai chaosą ir jiem visiškai, aš nežinau kokios situacijos, bet jeigu, pavyzdžiui, žmogus pradeda kelionę su Herbalife, arba įvyksta gyvenimo situacijų, apsinuodimas, ten paviduriavo, patrėdė, žinai, arba kažkokie tai užkietėjimai yra, arba antibiotikų kursą gavo, tai porą mėnesių mikrobiotikų pats tas, suprantat? Nu pats tas. Nu paskui tu paimk, pagerk imuno boosterį, kas irgi labai gerai žarnyno. Dar po 2 mėnesių pagerk tu tiesiog skaidulas. Va, o šiaip, night modas kaip va toks, arba formulė 2, arba ekstrakalis, tai pastovi gerti. Jeigu tu gerai jautiesi, tai kam nutraukti? Kam daryti pertraukas nuo geros savijautos? Vat aš labai gerai mėgau, dabar aš nutrauksiu viską, ką aš dariau iki šiol, noriu prisiminti, kaip aš blogai mėgodavau. Nu, va tą jausmą. Suprantat? Nu ne, greičiausiai žmogus to nenori. Ir klausimas galbūt yra toks. Gal man per brangu, paskaičiavau, kad man per brangu, aš gyvenu iš pensijos, jo ir klausia, ir nedrįsta žmogus taip pasakyti. Sutinka? Nu nedrįsta. Jo ir jis sako, tai gal man jau nutraukti, jau gal daryti pertrauką. Ir jam pasakysiu, taip, daryk, tai jisai, kaip gerai, pertrauka, aš teisus, vadovausiu. Ne, nereikia pertraukos daryti. Reikia paklausti, ką daryti, kad gauti tą produktą su didesnė nauda. Jūs suprantat, kad tai visai kitas požiūris. Ką aš turiu padaryti, jo, kad galėčiau įsigyti produktų už mažesnę kainą, daugiau, bet žmogus to nežino. Greičiausiai, kad jis negirdėjo mūsų webinarų su galimybėmis. Mango labai gerai, alijošių su mango labai gerai sudrėkina. Šiandien daug kalbėjau ir konsultavau, ir kalbėjau, ir darbų pridirbau visokių, ir dulkės tokias kvėpavau biškelį, šveičiau čia spintas. Va, tai dėl to. Tai va, žinai, galbūt žmogus nepamatė mūsų webinarų, galbūt neišgirdo, galbūt nesuprato, kad yra galimybė nuolaidą turėti didesnį. Tam reikia padaryti keletą protingų žingsnių. Tai va, jeigu domina tai dalykai, irgi braukštelkit, mes papasakosim. O šiandien bus tiek. Aš galvoju, kad užtenka man irgi ir jums, eikit ilsėtis. Dar mes turim šiokių reikalų visi, ne? Kam dantukus įsivalyti, kam kojytės nusiplaut, kam dar kažką, kam dar įrašą įkelti. Žodžiu, visokių mes turim darbų. Žiūrim, ką mes čia turim. Matau keletą bingo. Va, matau, kad jūs čia buvo dar kartu su manim. Gerai. Tai labos visiems, kam patiko, kas gavot naudos, piktukus man paleidot. Nu gerai. Kas gavot naudos iš šito video, būtinai pasidalinkit su savo draugais, pažįstamais, tiesiog kopijuokit nuorodą, nusiskit jiem, pasakykit, nuo kurios minutės jiems patiko, nuo kurios minutės jiems paklausyt. Va, be jokios abejonės drąsiai kvieskit visus pažįstamus savo žmonės, kuriems galbūt galvojat, kad būtų įdomu, arba kad jūs norit, kad jie būtų čia, žinot, nu, kad palaikymas būtų stipresnis iš jūsų kolegų. Kvieskit į klubas Euforija, į Facebook'o grupę, kuriuo čia dabar esat. Jo, ir kuo daugiau žmonių išgirs, kuo daugiau žmonių pamatys, tuo mažiau žmonių mus bandys išgelbėti nuo šito reikalo. Tai irgi gerai. Tai sudė, iki.